Sveiki, mėly abiturientai. Jums visiems, ištroškusiems sužinoti savo egzaminų rezultatus, paruošiau skaidres. Kaip pasitikrinti rezultatus? Projektą parengiau aš. Taigi pirmas žingsnis yra ko nesunkiausias. Jums reikia prisijungti prie puslapio rezultatai.nets.lt rezultatai.nets.lt. Nesuklyskite, nepadėkite kai kur 2 taškų, kaip aš pasakiau. Jeigu jums šio puslapio pasiekti nepavyksta, bandykite dar kartą. Nuėję šį puslapį išvysite šią keblią lentelę. Čia turėsite įvesti savo tolimesnius duomenis. 6 skaičių kodas yra jūsų vartotojo vardas. 6 skaičiai, nepamirškite, juos jums davė mokykla. Jeigu nedavė, kreipkitės į mokyklą. Jeigu pamiršote, taip pat kreipkitės į mokyklą. Slaptažodis, jeigu jungiatės pirmą kartą, yra paskutinė asmens kodo skaičiai. Pavyzdžiui, bet koks skaičius, bet koks skaičius, bet koks skaičius, bet koks skaičius. Jeigu nepavyksta prisijungti, bandykite dar kartą, vesdami bet kokį skaičius. Tai yra asmens kodo skaičiai. Jei vis dar nepavyksta, pasitikrinkite, ar jūsų paskutiniai tie 4 skaičiai nėra jūsų telefono numerių skaičiai. Kitas žingsnis dar sunkesnis. Štai čia prasideda sunkioji dalis. Kaip ką suprasti? Prisijungę jūs matysite savo egzaminus. Štai pavyzdžiui 2 egzaminai – užsienio kalba ir lietuvių kalba. Toliau slenka jūsų akis ir išvysto štai tokią vietą. Vertinimo statusas. Čia yra parašyta, ar jūs egzaminą išlaikėte ar ne. Jeigu parašyta egzaminas išlaikytas, jūs egzaminą išlaikėte. Sveikinu. Jeigu egzaminas neišlaikytas, jūs jo neišlaikėte. Su tuo taipogi sveikinu, kadangi gausite progą kitais metais vėl susitikti su pačia Saulė Vingelienė. Štai čia yra balai. Jie taip pat parašyti pirmame puslapyje. Šie balai bus rašomi į atestatą. Tiesiog šaukiu į atestatą. Jie gali būti sudaryti iš 1, 2 arba 3 skaitmenų. Jie taip pat gali būti 2 bet kokie skaičiai, priklausomai nuo to, kaip parašyte egzaminą ir kaip vertintojai įvertino jūsų parašymą. Jeigu jūs egzamino neišlaikite, čia tiesiog bus 0. Tuomet siūlyčiau daugiau į šį puslapį neiti. Kitas žingsnis yra skirtas pažengusiems. Spauskite daugiau, jeigu norite sužinoti daugiau. Tiesa patarimas, jeigu kažkurio egzaminų neišlaikite, čia geriau nespauskite. Vis tiek nesvarbu. Dar viena kabli lentelė skaičių pyniai. Čia surašyta visa informacija apie egzaminą, prie kurio paspaudėte daugiau. Žvilgtelkime arčiau. Štai. Užduoties, palaukite, neperskaitau. Vertinimo statusas. Ir vėl pasižiūrėkite, ar jūs tikrai išlaikėte egzaminą. Jeigu neišlaikėte, tučtuojau išjungkite šį puslapį. Jeigu išlaikėte, žiūrėkite toliau. Štai čia yra sunkiausia vieta. Balai, taškai ir jūsų egzamino kopija. Taškai yra jūsų egzamino parašytų atsakymų procentinė dalis. Procentinė dalis nuo 0 iki 100%. Kad išlaikyti egzaminą, paprastai reikėjo surinkti 16 procentų procentinės dalies. Tačiau tai skiriasi su lietuvių kalbos egzaminu 30% ir informatikos 20%. Balai yra verčiami iš
šių procentų pagal kriterinį vertinimą. Jie gali būti didesni už taškus, tai yra procentus, arba mažesni už taškus, tai yra procentus. Tikiuosi supratote. Jei norėsite, visada suprasite. Toliau. Štai čia yra skiltis dažniausiai užduodami klausimai. Išklausykite. Išgirsime juos iš dabartinių 12-okų. Ar išlaikiau egzaminą, jeigu parašyta, kad neišlaikiau? Ne, jeigu parašyta, kad neišlaikiau, jūs egzamino neišlaikėte. Kitas klausimas. Tai kiek man rašysis į atestatą? Į atestatą? Nu, jeigu į atestatą rašysis tiek, kiek surinkote balų, kartoju balų. Jeigu neišlaikėte, niekas nesirašys. Ar aš gausiu atestatą, jei švęsim tą šventę 11 dieną? Jeigu švęsi tą šventę, kurią jūs vadinote išleistuvėmis 11 dieną, atestatą gausite. Gausite į tuščią, o vėliau atsimsite iš savo mokyklos raštinės užpildytą. Dėl formalumo, kad galėtumėte užlipti ant scenos. Ar sumažins balus, jei apeliuosiu? Jeigu apeliuosite, jums balus tikrai sumažins. Ką daryti, jeigu neišlaikiau egzaminų? Jeigu neišlaikė egzaminų, tai nieko nedaryk. Lauk kitų metų. Regis išlaikiau, bet rašau, kad egzaminų neišlaikiau. Tai išlaikiau ar ne? Tai ne. Ką reikia gauti, kad išlaikyt egzaminą? 16, 20 arba 30 mano minėtų procentų. Kokie privalomi autoriai mokykliniam lietuvių egzaminui? Visi autoriai yra privalomi. Jie pateikti nets.lt puslapyje. Nesirėmiau privalomų autoriumi, bet išlaikiau. Ar verta apeliuoti? Per mažai gavau. Taip verta. Pabandyk ir teisybė tave pasieks. Egzaminas bus įvertintas 0 balų. Kada bus lietuvių rezultatai? Lietuvių rezultatai jau yra. Kada anglų rezultatai? Jie taip pat jau yra. Man labai nepatiko anglų Listeningas. Man labai nepatiko anglų listeningas. Jums labai nepatiko anglų listeningas. Taip, kas toliau? Man labai nepatiko anglų listeningas. Ar apsimoka apeliuoti? Jums labai nepatiko anglų listeningas. Man labai nepatiko anglų listeningas. Ar apsimoka apeliuoti? Ne, jau per vėlu. Apeliuoti galite per 3 darbo dienas po egzaminų rezultatų paskelbimo. O tai kodėl? O todėl. Toliau. Jau nėra klausimų? Jau ne. Tuomet iki susitikimo kitais metais. Kaip mėgsta panelė Vingelienė sakyti, go to London. Go to London. Go to London.